Labas vakaras, draugai. Mano vardas Karolis, esu atliekų tvarkymo įmonės Juramas vadovas ir įkūrėjas. Gyvenimas yra nuolatinė kaita, niekas nestovi vietoje. Ir kaip teisingai sakė mūsų draugas Evgenijus, išlieka, laimi ne stipriausi, geriausi ar protingiausi, o tie, kurie sugeba prisitaikyti prie pokyčių. Jau dabar yra akivaizdu, kad ateitis priklauso dirbtiniam intelektui ir su juo susijusiamis naujovėmis. Greitai neįsivaizduosime savo gyvenimo be dirbtinio intelekto, kaip dabar neįsivaizduojame be mobiliojo ryšio telefono ar interneto. Verslo titanas kartu su Evgenijum padarė mums visiems labai didelį ir naudingą darbą, pravesdamas dirbtinio intelekto mokymus ir kaip tikras mokytojas ragino nedelsti ir nelaukti, kol kažkas kitas, pasinaudojęs dirbtiniu intelektu, užims mūsų verslo vietą. Todėl jau nebe pirmą kartą sakau labai didelį ačiū verslo titanas ir Evgenijui už tai, kad moko mus, supažindina su naujovėmis ir svarbiausia, ragina veikti. Ačiū.